Gera, dabar apdainuot. Tai aš teviščiausiu. Ir aš šitaip įdomiai su tavim. Tam, kad tavie galėtų tavi pačią nuvesti tavo pačios gelmes, turi būti aš kaip atsistot priešas tave, pirmesnės tavęs. Bet tam, kad galėčiau pirmiau tavęs atsistot, aš turiu tavęs paklausti, ar energetiška, kad pasąmonės vedliau tokiam, ne, įvardinkiam, ar gali atsidaudę pamunį, va, taip, kaip energija, energetiška. Galiu. Gera. Ačiū, aš atsistoju prie tavęs. Gera. Nu, va, ir dabar aš kon sakysiu, tai tiesiog pildysies tą intenciją ir visi tavo sunkumą, kurios turi dabar savyje, visas nerims, visas problemas, tie pabiški nuo tavęs pradeda atsiskirti, atsiskir, plyšt nuo tavęs, o tu pabiški te apleidys giliau. Ir visus tas sunkus informacinis lauks, tai rūpeščiai palikti vis aukščiau, vis aukščiau, vis aukščiau. O tu leidys, pabiški leidys, vis giliau, vis giliau, vis giliau leidys. Taip jautkais labai ištikimas savo įsitikinimam. Visus tavo įsitikinimus, vat, ko tu žinai, kokį pasaulį matą, ko nesukūrus. Mes dabar te pabišką atjungam nuo tavęs, pabišką atjungam, uždarom, patraukam. Šiuo metu ir ego tau patraukiam, taip toliau nuo tavęs, patraukiam ir ego tau. Ir dabar tu esi tik ta informacija, esi tik ta energija, nieks kits jokių nuomonių, jokių etikečių dabar niekam nelipdom, nieko dabar, nieko nežinai, nieko nereik žinoti. Tik ta esi tu ir tas, kas vyksta aplink tave, tavo vidui. Ir mes atsijungam nuo visko, leidamės dar giliau, leidamės, biškį leidamės, 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 leidamės. Vis sustojam. Gerai, aš dabar trumpą padirbėsiu, papasakosiu paskiau ir tu prisijungsi. Nu, ir tu tik būk Mhm. stebėtojai dabar. Aš esu, vat, su tavim kartą, esam tokio tonkio erdvė. Ta tonkio erdvė į tokį tonkį, kur atrodo net kvepaut negalim, net įkvėpim padaryti. O čia ir toks kaip nešulys visų pasaulį tau žinomų blogybių. Bet čia daug jį sukorta, daug jį susigalvota dėl požiūrį, kad ne viskas, ne visur, kur matom blogį, ir yra blogis. Ir čia teikia tonkia visko pridėta, kad tu dėl to, aš taip ir nusakai, dūsti, dėl to tu ir vargsti, dėl to ir priešinys, kad čia teikėsi jau prikaupus ir dėl to atrodo net vakščiot normaliai nebeišėjant, net gyventi normaliai nebeišėjant. Ir dabar va, tu irgi esi čia pat su manim. Ir aš noriu, kad tu tiesiog būtum, dabar tiesiog būk. Ir tebūnie tep, tu dabar plėtys tuo informacijo, kurio esi, tu plėtys ir augi, plėtys ir šonus visur, kur yra ta informacija, tas sunkta, tas nešulys. Visur vienom plėtys, 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 dar plėtys ir plėtys tai, kad širdis atsidarytų, kad nebebūtų suspausta čia viskas. Dar plėtamės, dar aš ten padėsiu tavį. Dar plėtamės ir čia širdies dalelė iš tavęs išlėk ir pasiliks tam sluoksnėje. Tas ir reikalinga tam, kad šiek tiek kitę pradėtum jaustus visus, nu, pavadinkim, baisius dalykus, kas vyks pasaulyje. Tu žmonės, kur ne, vat, kaip saka, nemato, negerda, nesiklauso, tokie ignoruojantis visko, kvaili gal netgi, ne? Ir tavo širdelė dabar susilieja su visa ta informacija, ta sunkia tam, kad tu priimtum.
tam, kad tu leistum viskam būti, kad nesipriešintum šiam momentui, būtent šiam momentui. Ir dabar sukursim tokį kanalą tarp tavęs, tarp fizinės tavęs, tarp tos eterinis, energetinis tavęs ir tarp destrukcinių portalų. Ir tegu keliaun viskas, aš taip įdomu noriu sakyti, į rytus, lauk iš tavęs. Nes tu kažką vakarų žmogus, esi. Aš nežinau, kur tas reiškia, bet man tai patė. Ir viskas tas keliaun lauk iš tavęs. O tu taip irgi pasisteng dėkoti už to, ką keliaun iš tavęs, taip jausti. Su dėkingumu paleistum visą, nu, brūdą ten vadinkim. Ir tegu keliaun iš tavęs, keliaun iš tavęs. Labą gerą. Mhm. Gera. Tonkė, čia tik buvo visko tonkė, dabar taip toks, kad erdvis jau prasiskirveitom. O ta šviesa tavo, kuri čia ir dabar paleista iš tavo širdelės, sukuriam intenciją iš tavęs, tai kad ledam tą širdelę žaisti. Ir kol ona žaid, kol tom žaismingom naudo, tol ir tavi žadint, tavo meilę žadint, tavo ryštą žadint, ryštą matyti, liesti, gerbti, mylėti, džiaugtis ir leisti būti, kad ir kas tai būtų. Ir tu iš naujo susijungi dabar. Susijungi su ta informacija, su širdėl ir su visko, kas yra aplinkau, įsileidi į save. Čia į tokį sunkių tų emocijų įsitikinimą apie žmonės, apie visatą, kas čia vyksta. Ir viskas į tai dabar sutiek po biškį ir pradeda tikėti. Gera, o tu esi atvira, atvira, kaip atversta knyga. Ir viskas, kas į tą vien, iš karto būna per tave perleidžiama ir išleidžiama lauk, nes čia niekam nereikia užsibūti pas tai. Ir po biškį te pajungam, kad vis daugiau tekėtų, kad vis daugiau per tave, o tu leidi dainuot, o tu leidi viskam būti, viskam tekėti, viskam vykti. Leidi, vis atsiveri, vis lengviau daros. Ir tekmė stiprėja, ir susikur, po biškį toks kaip tekmės kanalas, tai vis stipresnis, vis greitesnis. Ir meilė per tai tie po biškį pradeda pasijungti. Tokį kaip kanalą saugo tavį sukurt. Gera, tik nesusikūrė pas tai. Čia tavo visatas tikmė. Tikmė, per kurią tiek viskas, ko tu išgyveni, ko jauti, ko nors spaudi, ko turi kam neleidi būti. Čia viskas tiek. Dėl tos tikmės momentas galbūt net fiziškai sunkia. Tokį kaip per kūną lyg elektrą kratytų, tokį lyg įtampa būtų. Bet tas bus tik tada, jeigu pradėsi priešintis tam, ko turi savie. Jeigu pradėsi priešintis tam, ko nejauti, priešintis bet kam, ko nejauti, kad ir koks jausmas tai pradės kilti, jeigu nam priešinsis, tai man gal tokių jausmų būtų. Bet tos tekmės nesustabdysi, nes čia iš tavo intencijos tas siena. Gera, aš dabar nuo tavęs atsijungu, pasitraukiu toliau. Gera. Kaip jautys, sakyk dabar, ko nejauti dainuoti? Labai lengva toks buvo per alkūnę, buvo per kelienus momentas, toks viesė, toks kaip mažo vėjokas, kers vėjoklio tau. Ir taip lengviai linkuoju, toks ėja, nuėja. Ir kvėpuot lengviau pasidarė, alsauti. O pradžio taip sunkia alsavos, nu toks vidaus sunkia, toks sunkumus buvo. Ten buvo didžiulis sunkumas pas tai. Gerą dainą, ir dabar padarykim taip. Prieš tave atsirons tėklus dabar. Atsirons tėklus ir tu tik per tons tėklus žiūrėsi.
Tik per ton stiklą gausi informaciją, tiek vaizdas, tiek jausmas, pojūčias, visi apkap gali gauti informaciją. Mhm. Ar jauti tom stiklų prieš save ar matano? Matau, Mhm. labai aiškiai matau. Gera, pabandyk pabarbenti ją, nu. Pabarbenk į stiklą, pažiūrėk ar taikus, ar viskas gerai su, nu. Mhm. Veikia, ne? Mhm. Gera. Ir dabar prašom tau pasamonis. Aš tiek noriu sakyti tą vidinių demonų. Čia ne tai, kad demona, bet tokis tomsis tavo sukurtas energijas iš pykčiaus, iš nepriėmimo į pasaulį. Tai jeigu per ton stiklą, anie tau pasirodo ir stebėk, žiūrėk, kas vyks. Ar matai ko nors? Nu, kad kažko tokio konkretaus nematau. Ir toks, kaip lėniai, tai biški nubriežta ir tos lėniais viršau, toks, vat, kaip šviesiau, o, o tos lėniais apačiuo čiutomsioj, toks, kaip pašvaisti, kad etom, toks, vat, nu, tas lėniais į viršų, ta šviesa tuo. Mhm. Spindulis, nespindulis, nesuprantu, bet Mhm. kažkur tai konkretaus nieko nematau. Gera. Ton stiklą praplatinam, padarom didelį į visas pusės. Didžiulį ton stiklą padarom, kad dideliu mastu matytum, didžiulį. Kad viskas būtų aiškiai, platėte. Ir dabar žiūrėk žemyn. Pažiūrėk žemyn. Ko matai? Lėniais nebėra, bet toks, bet tamsesnis, toks, kaip iš žiūrėtum į jūrą, va tas horizontas ir toks, kaip saulė, kad kils, va kažkas toks iš Aha. horizonto kils, bet toks pilkumo toks kažkas, į tau Mhm. šviesesnį Mhm. šviesą. Nu, va, toks biški bendrus vaizdas, toks jau ne toks šviesus, čia toks per pilkomą, jau vientisesnis, nebėra nei linijų, nei tų, ale, kaip pašvaisčių, su tokiu Aha. vientisa kažkas pasidarė. Gera. Tai aš biškį tai išjausiu. Gera. Priekiam arčiau prie tų šviesių linijų visų. Priek arčiau, taip, kad net jausti atrodo galėtų. Priek artėj. Kun jauti, kada prieini. Koks jausmas apie. Ar sunkiai atmėt. Ne, sunkumų nėra, bet tas jausmas toks buvo biški lengviau prieš tai, bet labai sunkiai nėra. Toks, nu, kažkas dar nesuprantu, kažkas, kaip ir eno šitau, į tau pilkavas ton vientisą to masį, ko Mhm. matau prieš tave. Kaip ta pilka Bet apie maika, studijas, ta pilka kaip, mais, kada nujauti. Ar tau atrodo, kad čia tavo jausmas, kad čia tavo būtent tai yra? Kaip jauti? nu, patinka man, net, kaip ir noriu aš būti prie nuos. Aha. Nei O, da, baisė, nei baimė, nei kas, toks geras mhm. jausmas. O dabar pažiūrėk, tas, kad tu turi ton pilkom pasavęs. Ar dėl to esi sunkesnė, ar lengvesnė, ar neutrali? Kaip tau atrodo? Lengvesnė. Lengva dabar jau tas. Visas kūnas toks lengvas. Alsuoja, Mhm. stiprus plunksna. O tas pilkoms pats kap.
O Kaip tas pilkoms pats toks biškiai šviesie. Toks ne iškart visus, bet šviesi, nu viršaus taip pat, kad imtum ir rentas šviesoms į apačią. O taip, aha. kad atitrauktum žalius nuo longo, va taip, nu, pašviesėjai. Mhm. Nėryškia baltomas tos spalvas, bet ir nebe ta pilka, kokia buvo prieš tai. Oi, kokia graži spalva. Tokia mon spalva iš tikrųjų. Gerai, padarykim dabar tie. Gali prieiti arčiau, bet tik per stiklus, kur darom per stiklus. Gali pabandyti prieiti arčiau, gali pabandyti į viršų biškį pakilti ir pabandyk apčiopti kažkur tai sunkumą. Pabandyk rasti kažkur sunkumą kokį nors. Kokį stagnaciją pabandyk rasti, kurį kažkas užspausta, užgniaužta, kur negal tikėti kažkas, pabandyk rasti. Pajosti. Tas spalvas vis tas pats matau, bet aš pati labai pradėjau jausti to skaudant kelieną. Vat nesu to, Aha, matoma, peranau kažkas link pėdų, tuo kuojo ten. Ai, nors iškvėpti, giliai įkvėpti ir iškvėpti nori. gerai, aš Daliną prie prisijungsiu dabar Mhm. ir mes lėskimės dar giliau. Taip. Lėskimės dar giliau. Taip, dar giliau, dar giliau, dar giliau. Ledamės dar giliau. Taip. Dar Pradėjai biškį. kuo šalti. Pada pradėjai šalti. Mhm. Dar lėskimės ir sustojam. Kon matačių būdam? Ten pati vientisą pilkšą spalvą. A, Nebėra jokių vien spalvų, matau. gerai. Ir dabar, kur mes esame, toks jauts sluoksnis. Čia, vat, kaip sakai, šalta yra. Ir tas sluoksnis, jums į stagnacijos sluoksnis. Jums į labai susijęs su vaikystė ir šiuo gyvenimu. Ir ne tik šiuo gyvenimu vaikystė. Ir kūdikystė aš te apčiuopu. Tai tam, kad galėtume prieiti arčiau tos informacijas, tu va te, aš suskaičiuosiu iki 3. Ir tu pabūsi maž dainuor, gal net leliuks dainuor, nu, 1, 2, 3. Tai tu dabar esi maža leliuks dainuor, mažas kūdikėlis. Ir kada esame čia tu erdvėje, ta vieva, ta leliukė, atsidar informacija, atsidar širdelė, atsidar vis, nes kūdikiai tokie gimst pilni visko. Viskas atsidaro ir dabar jau skoniauti. Kaip jautys ten būdama leliuku? Atrodo, kad vat, nu, ir atsidarė viskas pas mane. Dabar Mhm. jautų, tiesiog jautų per visą vat, kūną toks atsilapuojus visas. Visą griną iki pirštų galiokų. Dyra Oi, tokia, ne? yra lengva ir tokia, tokia, oi, kokiausiausia. Mhm. Nė neštų sunkum toj, kurio dabar turi. Ne, visiškai. Gera. Bet tas sunkums, vat, kuris yra čia aplink, tai čia net nesunkums, čia jaudum, čia toks skausmas, pyktis yra. O tu pabandykim tais paklausti. O taip, tiesiog būk
ne per protą dabar bandyk išgalvoti. Tiesiog būk ir aš tavęs klausiu. Ką pjauti, ką tu visą skausmą toms ir tom galėtumėm pašalinti? Kaip tau atrodo? Negauni, neatsakymą. Mm. Gerai. Bet bandau sulaukti, negau. Gerai. Nežinau. Atsakymą, jeigu nori gauti, dažniausiai reikia tiesiog būti. Tau instor tiesiog atėti, ką bandai ištraukti, jau tada nebetė. Gerai, Mhm. nieko tokio. Tai tu būk, aš atėjau, nors jau tavęs, aš padėjau stambiai. Ir ton visam sunkom, nu čia nesunkom, šį baimės, skausmus, pyktis, užsidarims, atsiskirims, išlėsim per tave pačią. Tik ta per tave mums buvo patirts ir tik per tave galim išleisti. Bet ką panon išlėsim, tu lengviesi. Ir kada tu lengviesi, vis daugiau ir greičiau per tave tekės. Ir išlėsim ne tik šiuo gyvenimu, gal ir kaip gyvenim pavyks išleisti. Arba tik ta kažkoks tam tikrus dalykus kelių gyvenimų, bet ne viskon, kas yra. Tai matysim, kaip čia seksis gera. Aš ateinu arčiau ir aš pabūsiu tą tekmę. Tau tai reiks išjausti. Gera. Nu gerai, tek dabar kartą, o tu tiesiog jausk, nu tiesiog būk jausk. Kaip jauties? Gera. Gerai, ne? Lengva, Maloniai. ką. Labai maloniai. Toks, bet aš tų energijų labai dar nujautų tokį, čiut tokį vėsumą ir toks, vat, per visą kūną, lyg pirštų kojų galiok, toks, vat, švelni, toks, nuėjant, toks, vat, išen, atrodo, kažkas per tas pėdas ir išen. Mhm. Ir dabar toks labai panašus jausmas ir labai geras jausmas. Gerai. Da padarysim, bet tu. Atrodo, Dalė. gautų kiekvieną, va tai per rankas, per pirštus. Visą kūną jautų nuviršaus iki pėdų ir iš ją. Jauti, kaip tek per tave. Aha, labai jautų. Mhm. Labai. Vis daugiau tek, vis daugiau. O tu lengvėjai, po truputį lengvėjai. Jau ėjom į kitų gyvenimų informaciją. Dabar ta informacija tikės. Okei, tas pojūčiai kokie nors, apie pat fainė тебе. Vis lengvėja iš tikrųjų. Yra Mhm. su tokio dar didesnė šveiso. Jau tas Gerai. balkoms tik šveisie. Kol ton darom, o tu gali save vidui sakyti, kad tu atleidi žmonėm. Visiems žmonėm, kurie tau manymą ar neteisingą gyvena, ar trokdo tau gyventi, ar dėl kurių gyvenimas jis sunkesnis negu turėtų, galėtų būti. Visiems gali Mhm. atleisti dabar. Gerai, aš grįžtu prie tavęs. Daug perleidom, labai daug perleidom. Gerai, dabar tu atim, kada esi, tu grįžti į dabartinis dainuoras būseną, omžių, taip sakykime, nebesi. Neliuks, o dabar augi ir daras suaugusi dainuorą. Stiklo mums nebereikia, anons sunaikinam, patraukam.
Dabar pabandyk pažiūrėti į save iš šono. Pažiūrėk į save iš šono. Kaip atrodo, kol matai. Toks šviesi siluetas visos matau. Mhm. Švies figūra tokia. Gerai. Koks geras jausmas. Dabar pabandykim tą padaryti. Pabandyk pajusti, ar va ta šviesi figūra, va ta šviesi to, ar ana lengva į susilieti su fizinė dainuoja. Ar lengva na to padaryti. Ar reikas trokda, ar iš tavo pusės fizinis dainuoja. Ne, netrukdė. Netrokda, ne? Mhm. Mm. Gerai, ir susijungi tada. Kad fizinė tu susijung su energetinė savimi. Mhm. Gerai. Ir kadangi susijungėt, tai labai nebloga čia pavyks susijungti. Visi tau sluoksniai taip harmonizuojas viens su kitu. Ir negatyvus visokiai tegu harmonizuojas. Ir dabar tavį aš turiu įvardinti, kad tavį reikia mokytis, praktikuoti priėmimą pasaulį negatyvą, pasaulį neteisybės, pasaulį to išterštomą tuokį, Mhm. beprotybės tuos. O ton, ką gali daryti, tai kada tavį, nu, vat yra kažkas, kur pamatė, ar čia būtum post, ar kokia informacija gavatin, ką da čia mums, ar tručys, ar kondarys, bet Mhm. on yra tiesiog vat būti su ta informacija ir stengti į savo vidų susikoncentruoti, į savo gelmes vidinis. Ir ten išjausti, va, ton panašiai kaip dabar, kai išjauti. Tai gal neteigilė. Ir ta informacija atrodo tada, ta sunkioji, ta negatyvi, suteikiesi tavi. Ir tu te panon perjausi ir atsipalaidausi. Ir te po truputį mokysis būti balanse, kad ir kas nutiktų. Kad ir, kad ir ko čia mums prognozuotų, ar ne, kad ir kokiu tu grėsmių būtum, būsi balanse su savim. Tas yra labai svarbu. Nu viskas, aš atsijungu nuo tais, atsitrauku, grįžtu pas savęs. Gerai. O tu po truputėlį kėlsti save fizinę. Kėlsti fizinę kūną, grįžti, pabiški, grįžti. Ir tokį lengva, kad kėlsti ir grįžti pas savęs. Lengva. Nu, Mhm. Lengva gerai. labai. Aš stabdau įrašą, vėl pasišnekėsiu. Mhm.